Žaismės, kaip visas žodas, šiandieną mes žaidžiame Brawl Stars, kaip visada, ir pakeikinau keletą žmonių, už tai, kai jie buvo offline. Tai jo, tie, kas nori, kad galite užeiti, liko dar 3 vietas, tai jau vienas žmogus užeiti spėjo. Kartais žaisime minigames, ir aš jau turiu vienam minigame'ui idėją. Tai jo. Artimiausiu metu bus minigame'as. Ir ką mes šiandien darysime, jūs turbūt paklausite. Tai šiandieną mes padarysim mano prenumeratoriaus accounto apžvalgą, nes jisai paprašė, tai aš pagalvojau, why not. Tai labai įdomus nikas, tai paspausim ant šito mėlyno šuduko. 24 sukurtas boss fight ant Insane 2 pereitas, o aš Insane 16 superės iš boss fightą. 24,5 tūkstančių trofėjų, rankeda jis net taip jau ir žaidžia, bet jeigu jau Diamondą turi, tai reiškia Brawl Stars'ą žaidžia, okei. 2 max tierai, kas yra visai neblogai. Power level. Šelė, Edgaras, palaukit, mane čiačiaus invaitino. Spike'as, Sandy yra 11 powerio, Buzz Lightyear nesiskaito. 10 powerio ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Power 9, tai aš jau suprantu, kodėl jis renkia nežaidžia, nes jisai neturi normaliai Power 11. Tik tai 5, nors aš su tiek buvau Mythiką pasikėlęs, aš buvau pasikėlęs su tiek. 2 Power 8, tai Coltas ir Ash'as. Ash'as žmogus pušina įdomai. Yra 7 Powerių, 6, 5, 4, 3. 2. Na jo, užupgreidinti brawleriai nelabai, bet pagal rangus tai gerai viskas šiaip. Kem 7 brawleriai. Toks visai mid accountas, sakyčiau, neblogas toks. Tai jo, kadangi apžiūrėjom jo accountą, vertinu, davai 8 iš 10. Ir žmogus nori, kad aš jam padėčiau Franką pušinti. Okei. Imsiu gal Bo. Kodėl Bo? Nes aš turiu Vision tą Star Powerį. Tai galim biškai dar pažaisti, nes labai trumpa apžvalga. Ir kitą sezoną mes esam suplanavę su mano teammate'u. Kągi. Rankedas ir pušinti Legendary lygą. Pirmą kartą gyvenime. Mes būsim teamui, nemanau, kad bus taip sunku kaip su randomais. Nes mano draugas iš Vokietijos pas mane yra toks draugas. Jis 5 kartus pušino Masters ir jisai sakė, kad su randomais, jeigu žaidi, tai sunkiausia nuo Mythic iki Legendary yra. Nes tipo ant Legendary jau adekvačius randomus duoda. Nu šiaip sutinku, net ant Diamondo normalesnius randomus duoda negu ant Mythico, šiaip pasakysiu. Opa. Buzz Lightyearis. Įdomiai. Aš dar Vision Star Powerį turiu, iš vis gerai man. O Jėzau. Ne, tik ne Wi-Fi'us. Nu tai kodėl aš turėjau numirti mano Wi-Fi'us? Lagina. Nu kaip? Brawl Stars, fiksinkit jūsų geimą. Šiaip šitą mapę Frankas, pasakysiu, nėra geriausias pasirinkimas. Čia kol kas bus geriau Taras su savo Vision gadgetu arba Buzzas su savo Vision gadgetu arba Bo koks su savo Star Power Visioną.
Arba koks džinas su Vision Gearu. Irgi galima imti. O Pimfajus realiai blogiausias dalykas yra. Kitas. Juan Carlos. Ne, nelies manęs Juan Carlos, prašau, ne. Oi, lochas. Lochas. Sprok nori? Imk landmines. Gerai, Juan Carlos kitas mirė, tai reiškia galima pušinti. Taip, Cubas. O, kas su ekranu, kodėl jis toks tamsus patapo staiga? Chicken. Kas čia buvo? O ne, Juan Carlos tiesiai pas šelę atvarė. O kodėl tai yra Juan Carlos? Nes čia yra kitas. Nebūk gei, Buzilo. Buzilo, prašau, nebūk gei. Oi, bliat. Atsiprašau, kokia eikės biškai. Reikia bravlerį keisti. O, žmogus atėjo į klubą. 20k, neblogai. Ok, reikia kažką keisti. Man jisai šiaip sugestino Franką. Nežinau. Ne, Franko aš gal neimsiu. Žiūrėkit. Gal man Fangą rimtai paimti. Tik bus sunku superint man, nu tai nelabai gerai. Bibi gal. Čiuos lyvina, kas per klonas. Bro, net ne taip, kad šitą koletę šitą mapą. Kas čia dar geras? Rikošetas, bet jisai neužžiburinintas pas mane. O su Ulprimo aš galėsiu pasipriešinti kažkokiem ten bazam, taip toliau gal. Ne, už ką? Mano vinstrykas. Na, bro. Na, bent jau stardropas.
Oh my god, kodėl tokie stadropai blogi? Ir Heltas pačiuos grįžę, ką jis daro? What the hell? Nu, okei, aš manau, mums reikia kažką keisti. Blemba, aš nenoriu rizikuoti šelę imt. Labai. Ne, bro, Buzz Lightyear aš neimsis per daug no skill. Gal pasiliksiu El Priimčiką. Na, jis net negali. Tai, okei. Tai, ačiū, kad žiūrėjot. Su jumis buvo Kai visada Ždodas. Visiems iki viso gero.